Sveiki visi. Sveiki. Sveiki, labas Miranda, labas Viktorija. Šiandien pas mus svečiuose nuostabi viešnia. Ir šiandien su ja kalbėsime apie drąsą. Apie drąsą gyventi, apie drąsą priimti sprendimus, netgi kai yra labai sunku. Apie drąsą siekti svajonių, apie drąsą manifestuoti, apie drąsą būti savam kūne, apie drąsą būti seksuale, pakeisti viską savo gyvenime ir pradėti jį iš naujo. Labas, Viktorija, dar kartą papasakok, kuo tu gyveni, žinau, kad ką tik grįžai iš Paryžiaus, visa švyti, raudonos lūpos, nuostabi, graži, pasakok. Kaip tu? Ačiū, Karina. Mes iš tikrųjų su tavimi esam pažįstamos jau ganėtinai senai ir aš labai gerai atsimenu tokį klausimą, kol aš dar neturėjau sukūrus naujų santykių, tu manęs klausai, kas yra, kodėl aš neturiu santykių, kodėl mano visi santykiai griūna, byra, gyvenimas žlugo kartu su visais mano santykiais, bet vien tam, kad aš atgimčiau iš naujo ir atgimčiau tokia, kokia aš visą laiką norėjau būti, bet gal savo neleidau. Visos vaikystės traumos, visą tai, ką patyriau gyvenime, vis tiek mane vedė į tai, kad aš nubuščiau. Tik tos mano visos patirtis, jos buvo vis žiauresnės ir žiauresnės, iki tol, kol aš su savo vaikeliu neatsiradau gatvėj. Teko bėgti nuo vyro, kuris primušė, kuris smurtavo, šantažavo, grasino. Žodžiu, tai teko bėgti iš tokių santykių ir kurti savo gyvenimą iš naujo. Ir čia turbūt prasidėjo mano drąsa. Nuo to beprotiškai didelio gėdos jausmo, kad žlugo mano antra santuoka, aš turėjau tapti drąsi. Jeigu aš norėjau likti gyventi Airijoje, čia, kur man buvo be galo gėda, aš labai norėjau išvažiuoti į kitą šalį, aš turėjau tapti drąsi. Eiti ir žiūrėti visiems į akis, ginti savo laimę, ginti savo pasirinkimus, apginti savo vaiką, iš kurio tyčiojos. Gyvenimas privertė ir išmokė būti drąsiai. Ir ta drąsa iš tikrųjų man labai pasitarnavo gyvenime visur ir dabar pasitarnauja, todėl kad kai tu esi drąsi ir nori gyventi, tu drąsiai eini ir bandai, ragauji viską. Viską, ką tik gali, tu eini ir išbandai, pas tave nebėra baimių. Ta drąsa tave veda atvirai eiti ir bandyti ir atsirinkti gyvenime tai, kas tavo. Ta drąsa mane įkvėpia siekti ir norėti daugiau. Ta drąsa man suteikia nuostabių galimybių, nuostabius santykius, nes po tiek skyrybų dauguma moterų jau išsigąsta, buvo ir man toks tarpas, aš sakiau, kad aš jau gal geriau būsiu viena, jau man kiek dar bus tų vyrų ir aš jau nebenoriu nei rizikuoti, bet ta drąsa atvedė mane į dabar nuostabius santykius, kuriuose aš pagaliau tampu moterim, kuriuose aš mokausi priimti save ir savo kūną. Anksčiau aš to neturėjau, dėl to, kad mano vyrai visada pabrėždavo, pažemindavo mane, kad tu stora, tu nesusirasi kito vyro, kam tu būsi reikalinga, pasižiūrėk į savo celiulitą. O su šitu vyru aš pati gražiausia. Su šitu vyru aš pati nuostabiausia, su šitu vyru aš šitam kūne pati gražiausia, kokia tik galiu būti. Ir būtent šitam kūne, kokiam aš esu. Aš truputėlį tave pertrauksiu, žinai, skamba gražiai su šituo vyru viską, bet visa tai yra tavo nuopelnai, nes tu pradėjai kisti, keistis, priimti po truputį save ir prisitraukti tokį vyrą, kuris tave gerbia, kuris tave myli ir priima tokią, kokia esi. Visas tavo nuopelnai. Tu teisi, jo, visa ta kelionė prasidėjo nuo to, kad aš pati pradėjau save priimti. Aš norėjau įsiterpti, tikriausiai be savęs priėmimų niekada mūsų kitas nepriims. Jo, čia yra tiesa. Visų pirma, aš pradėjau eiti tą kelionę, bet koks buvo palyginimas dėl to, kad aš prieš tai turėjau santykius, kuriuose aš niekada nesijaučiau gerai ir visą laiką buvau žeminama, buvau nepriimama ir taip, kaip aš atrodžiau, niekada nebuvau pakankama. Tai noriu pasakyti, kad keičiant save, pasikeičiant santykius, atsiranda ir tavo priėmimas visai kas kitas ir tu gali turėti tą vyrą tokį, kuris tave priims tokią, kokia tu esi iš tikrųjų. Ir esmė, prie ko aš norėjau prieiti, kad niekada neleisti ir nepasilikti santykyje, kuriuose tu jautiesi blogai. Čia buvo mano didžiausia gyvenimo dovana, iš tikrųjų, tokie santykiai, todėl kad juose aš turėjau galimybę
atsibusti. Aišku, buvo labai sunku atleisti, buvo labai sunku priimti visą tai, buvo labai sunku susitaikyti ir pagaliau pajausti dėkingumą, bet tada, kada aš jau sugebėjau pajausti dėkingumą tam vyrui už visą tai, ką praėjau, tada prasidėjo didžiausias pokytis iš tikrųjų. Tada aš sugebėjau atleisti, paleisti ir įsileisti į gyvenimą jau gražius dalykus. Tai mano patirtis rodo, kad iš tikrųjų per dėkingumą įvyksta patys gražiausi dalykai, kai tu gali atleisti, kai tu gali suprasti, kai tu gali pakeisti netgi savo praeitį, nes visos tos traumos, netgi vaikystės, kurias aš turėjau iš šeimos atsineštas, tai tik per dėkingumą. Per dėkingumą įvyko tas sveikimas, atleidimas ir priėmimas viso to kaip dovanos, kuri suformavo mane kaip asmenybę dabar. Labai įdomiai skamba, nes mes kalbam jau su kelinta tavimi iš eilės ir visi žmonės kalba apie dėkingumą. Tai tikriausiai vienas iš svarbiausių ingredientų, be ko nepereisi į kitą geresnį būvį, geresnę savęs versiją, ar ne, Karina? Tikrai taip, aš dėkingumą praktikuoju nuo 2017 metų ir viskas tiesiog kito, vienas po kito aš kitau, aplinka kito, tiesiog nuostabi praktika ir nebūtinai reikalinga. Ir jeigu niekas nesusidūrite, tiesiog galite paskaityti apie dėkingumą. Nieko daug nereikia, nieko mandro. Aš pamenu pačioj pradžioj vos kelis žodžius galėdavau parašyti apie dėkingumą ar pasakyti, už ką dėkoti, atrodo, kaip. Paskiau daina iki to, kad aš atsisėdu ir, aš kartais rašau, kartais mintise ir papilu 1-2 puslapius už viską iš eilės. Viktorija, pavyzdžiui, už ką tu dėkoji? Dabar aš dėkoju už tai, ką turiu, ką susikūriau turbūt ir visatai už viską, ką duoda, ką aš galiu pritraukti. Bet esminis mano dėkingumas įvyko tada, kada aš sugebėjau. Iš pradžių tu teisai, Karina, visiškai tau pritariu, dėkoju žemei, kadinu, medžiui, mamai. Bet tas dėkingumas, kurį tu sugebi pasakyti už tai, ką tu turi, yra viena. Bet tu pajusk dėkingumą žmogui, kuris tave išmetė iš namų, iš tavęs viską atimė, tave sužlugdė. Vat čia jau buvo reikalų. Arba tos pačios ten tėvų traumos, tai, kad tu patyrė ne vaikystė, kada tu toks įsižeidęs ir tu tiek skausmo turi savy ir pajaus dėkingumą tėvam, kad tau tai davė, čia irgi buvo reikalų. Ir aš supratau, kad be to neįvyko atleidimas manyje tol niekam, niekada, kol aš nesugebėjau pajusti dėkingumą tai situacijai, tam žmogui, kuriam irgi nebuvo lengva taip su manim pasielgti, tokią patirtį man duoti, jisai irgi turėjo kentėti. Aš manau, kad tai tokia graži patirtis, bet tas gilus dėkingumas toksai, kai tu išmoksti išjausti, ne tik pasakyti žodžiu, bet išjausti dėkingumą, tai pats nuostabiausias iš tikrųjų dalykas. Aš sakyčiau, man yra net maloniau šiai dienai jausti dėkingumą negu meilę. Maloniau iš tikrųjų dėkingumą, bet kai tu išjauti jau tokį dėkingumą iki tų ašarų, iki tokio gilaus vidaus ir iki šaknų žemės, ir kai tu pradedi jaustis tokia pasaulio dalim ir vieniu visko, kas tave supas, viso to, kas vyko iki to ir kas yra dabar, ir iki ašarų aš sėdžiu, verkiu ir man būna taip gilu ir taip gražu. Aišku, meilė irgi nuostabus dalykas yra, bet meilė jau meilė yra tai, ką aš jau sukuriu, ne, ką aš jaučiu, ką aš pasirenku jausti, o dėkingumas tai man yra tokia, labai gili praktika iš vis už gyvenimą, už kvėpavimą, už viską, ką turim aplink. Man taip. Bet, Viktorija, vis tiek viskas neprasidėjo staiga, tu staiga atsidūrus gatvėje nepajutai dėkingumo. Tai jeigu žmonėm, kurie yra panašioje situacijoje kaip tavo, tikrai yra nemažai moterų, nuo ko reikėtų pradėti? Nuo ko reikėtų pradėti? Tai visų pirma, ką reikėtų daryti, esant bet kokiam santykiui, nesvarbu, jeigu tau šiandieną yra netgi gerai, nes buvo ir mangi gerai kažkokį laiką, tai būti nepriklausoma.
niekada nebūt finansiškai priklausomam, visada rūpintis, norėti tobulėti ir žiūrėti ateities, turėti teises. Kiek moterų žinau, kad nori skirtis, tai aš mašinos neturiu, tai aš darbo neturiu, tai ką aš darysiu? Nu, nebūk tu priklausoma nuo to vyro. Viskas faina, jeigu vyras nori išlaikyti šeimą, valio, aš tik už, bet tu vis tiek būk savo pati, stovėk ant savo tvirtai kojų, kad tu nebūtum priklausoma, kad esant kažkokiai, bet kokiai situacijai, juk vyras gali ne tik išeiti išsiskirti, gali numirti, daug ko gyvenime gali atsitikti. Tai aš manau, kad pradėti nuo to, kad visą laiką būti savarankiškai. Savarankiškumas. Tai, kas mane vedė, dėl ko man buvo lengva išeiti, nes aš turėjau darbą, aš turėjau bent jau pajamas, vairavau automobilį, turėjau savo mašiną, tai man, nu ką, sėdau, važiuoju, darbą turiu ir stojas ant kojų. Vis tiek tai yra kitaip negu va tom, kurios nieko neturi ir išeiti pradėti viską nuo nieko yra daug sunkiau. Tai visų pirma tie dalykai, o paskui jau ką, išeini ir prasideda tada begalinis skausmas, pyktis, neapykanta, visi tie jausmai, kurie tave aplanko ir tau reikia su visu šitu susitvarkyti. Tai man padėjo sportas, grynas oras, aš labai daug vaikščiodavau, labai. Aš kažkur išgirdau, paskaičiau, kad gamta gydo, nu ir aš į kelią. Bet ką reikėdavo dar daryti, tai ėjimas turėjo būti sąmoningas, jokių ausinukų, jokių muzikos klausimų, einu ir stebiu gamtą. Matau, kokia spalva debesies, koks medis, kokį paukštį girdžiu. Tokia kaip čia, būti čia ir dabar meditacija, kuri man padėdavo nutraukti savo mintis, nes tu eini ir tu pastebi, kas daros aplink pasaulį. Nes labai sunku su tuo tau skausmu visada ir visur būti, tu jį visada jauti, tai čia toks pabėgimas ir čia ir dabar išbuvimas kaip meditacija, tai vaikščiojimas ir dabar visada kaip per storius kalbu savo Instagrame, visada sakau, kad ėjimas gydo, eikit, nežinot ką daryti, eikit. Eikit, grynas oras, vėjas, saulė, paukštis, žmogus nusišypsos, tai begalybė gerų dalykų, ką atneša tau ėjimas, sportas ir aišku, griebkit viską, kas tik yra aplinkui. Knygas skaičiau, psichologų ieškojau, YouTube'ės video, aš viską, ką tik radau, kur tik galėjau, aš visko griebiaus, nes iki to aš nieko nedariau, jokio sąmoningumo, jokio emocinio intelekto nebuvo, išvis nesupratau nieko apie nieką, visiškai. Ir pirmas klausimas turbūt, ką reikėtų užduoti, kodėl man taip atsitiko, ką iš to aš turiu išmokti. Nes mano atveju nebuvo meilės savo, nebuvo savivertės, buvo blogas modelis šeimos, kurį aš atsinešiau savo šeimos, aš nežinojau, kaip statyti santykius, aš elgiausi taip pat kaip mano mama, visada ėdžiau savo vyrą, viskas, ką mokėjau daryti, tai paknis protą ir paėsti. Gerai, neturėjau vyrų, jokios pagarbos, iš vis jokiam, aš net nesupratau, ką tai reiškia. Aš nežinojau, kas yra moteris ir vyras, ko mes skiriamės, aš nežinau, ko eini santykiai, aš nežinau iš vis, kokio aš vyro noriu santykiai, aš nieko nežinau, aš ėjau tiesiog, kaip eina visi. Susitikai kažką, patiko, širdelė suvirpėjo ir eini. Bet ne nuo to turėtų prasidėti santykiai. Tai va, yra daugybė patarimų iš tikrųjų, ką galima daryti, bet reikia ieškoti, kas tau padeda. Kur tau yra geriau, kaip tu jautiesi, kažkam gal jogos reikėtų, gal vis tiek pradėti ieškoti savęs turbūt, nes bet kokiu atveju skausmas, skyrybos, netektis mums veda į tai, kad mums reikia ieškoti savęs, kažko mus moko. Ir kaip aš sakiau paskui, ačiū Dievui tik skyrybos, ačiū Dievui, kitom moteriam vaikai miršta, šeimos žūsta, suserga ligom baisiausiam, tai yra tokios kelionės, tai ačiū Dievui, kad aš tada išgirdau ir sustojau, nes maniau, ne vieni santykiai, kurie žlugo ir jie vis buvo blogesni, toksiškesni, tai aš kai supratau, kad ačiū Dievui, tai tik skyrybos man buvo super wow, iš tikrųjų. Ką kitos moteris praeina, tai... Klausau, žinai, Karina, Viktorijos ir galvoju, pas mus ateina žmonės, kurie, aš nepažinojau Viktorijos, aš nieko apie ją nežinau. Ir aš jos klausau ir galvoju, ateina žmonės, kurie atspindi mus, nes mes apie tai kalbam. Jinai kalba, lyg mes žiūrėtume filmą Jis drakonas. Apie vyrų ir moterų santykius. Tikrai taip, aš jau pagalvojau tą patį. Nu, visų pirma, labai trumpai noriu pasakyti, aš nežinau, aš klausau susižavėjusi, nes aš Viktoriją tikrai daugybę metų žinau. Žinau kažkokius tai santykius, kažką, kaip jinai kalbėdavo, kaip jinai bendraudavo. Ir aš žinau, kad jinai pakitus, mes ne vieną kartą vaikščiojom, bet aš klausau su tokiu žavesiu, kad ir noriu klausimų užduoti ir atrodo geriau neįsiterpti. Ir
va tas paantrinti ir labai norėjosi, bet nebuvo kada, kai tu, Miranda, pasakei, mes vedame tokį seminarą moterims, Jis drakonas, metaforinis filmas, ir tenai vienoje vietoje irgi moteris mokina, yra tokia kaip metafora turėti savo valtelę. Tai yra labai svarbu, tai apie ką tu, Viktorija, ir kalbėjai. Būti savarankiškai, dirbti, ar ne, galbūt turėti kažkiek pinigų pasidėjusi savo šalį. Ir tai yra be galo svarbu, mes tikrai nežinome, kas kada gali nutikti. Ir tu kalbėjai, man netgi dabar eina šiurpas per kūną, ne tik dėl to, kad mes tai darom, bet koks tavo požiūris, kaip jisai pasikeitęs, kokia tu sąmoninga, kokia tu graži. Ir aš dar noriu pasakyti, aš visą laiką iš Viktorijos mokiausi, mes su Viktorija nesame tos mergaitės manekenės 8 dydžio. Mes apvalesnės, labiau tokios putlesnės, seksualesnės, gerai visos neseksualios. Bet aš pamenu, buvo laikas, kai vien dėl to, kad aš apvalesnių formų, aš nedrįsau rengtis gražiai. Aptemptas suknelės, tenai, kažkokios iškirptės gerai, tenai trumpesnės suknės ir panašiai. Ir aš visą laiką, daugybę metų žiūrėdavau Viktoriją, nesvarbu, ten keisdavo formas, nekeisdavo. Ir tokia būdavo seksualiai. Tie jos rūbai, nebijos pabrėžti savo formą. Ir aš tiek daugybę metų į tave žiūrėjau, kol pati išdrįsau tai daryti. Ir matis trumpas sukneles. Ir tu įkvepi, tu tokia žavinga ir iš kur pas tave tiek daug to seksualumo. Bet tikriausiai irgi nebuvo tai, kad visą laiką, kaip ir sakei, nebuvo, kad priėmei tą seksualumą, buvo ir sunku, ir savo kūną, ir panašiai. Per ką tu pradėjai priimti tą savo kūną? Mes truputėlį nukrypom, bet gerai, nes aš manau, kad tai labai svarbi tema, kad dauguma moterų mums sunku save priimti. Kažkam tais vakar buvome koncerte ir mano draugė, oi, tobla, jinai sako, bet mano nosis per didelė, mano gal 3 kartus ar 4 didesnis, aš žiūriu ją, ką? Visas mes 5 suklausome. Mes visą laiką turime prie ko prisikabinti, siauros lūpos, per mažas užpakalis, per didelis užpakalis. Tai, Viktorija, kokia tavo ta kelionė buvo link savęs priėmimo? Lemiamas toks dalykas buvo, kai aš buvau nuėjęs procedūrai pas kosmetologę savo ir jinai man sako, aš norėčiau kaip tu. Ir aš supratau, kad mes nuolat norim būti kaip kažkas, bet niekada nenorim būti savim. Ir man buvo toks lūžis ir aš taip supratau, blemba. Ir tada dar išgirdau tokią frazę, paversk savo trūkumus savo privalumais. Ir man viskas taip gražiai susidėliojo. Aišku, būna dabar, Karina, visko, aš būna tokia nusivylus jaučiuosi, aš galvoju, blemba, aš tiek sportuoju, aš valgau idealiai, aš tiek viską darau ir vis tiek likęs tas kažkur pasąmonėj, kad reikia ten kūdesniai būti kažkur. Ir man kartais tai sugrįžta per mano blogas emocijas dienas, aš turiu vis dar su tuo pradirbti. Aš vis dar nueinu kokią hipnoterapiją, pasižiūriu, kokią instaliaciją pasidarau, nes aš dar dirbu su tuo, nes labai sunku to atsikratyti, nes aš 35 metus galvojau, kad aš esu stora, aš buvau vadinama stora, klasėje, mokykloje, šeimoje, visur ir man dabar pakeisti tą mano įkaltą frazę, kad tu stora, yra sunku. 99% aš jau jaučiuosi puikiai, bet tas 1% jisai būna sugrįžta. Tai aš supratau taip, kad arba aš visą gyvenimą vėjuosi kažko kito, noriu atrodyti kaip kažkas kitas, arba aš puikiai geriau jaučiuosi savo kūne tokiam, kokia esu. Ir aš pradėjau tada nebegalvoti, kaip man save pakeisti, o galvoti, kaip man save priimti. Ir čia pasikeitė mano dėmesys, aš jo nebetiduodavau, visą energiją ir visą tai, ką aš noriu, aš dėdavau į save, nes aš galvodavau, kaip man priimti save. Ir nebežiūrėdavau į kitus žmonės. Ir dar vienas dalykas esminis, aš nustojau lyginti save su kitais mieste, nes anksčiau būdavo, eini, matai ir lygini, o pas tas, taip, o man patinka, ar ten pas ją anaip. O dabar kiekvieną kartą kaip tik man norisi, dabar jau ne, bet anksčiau dar būdavo kaip norisi palyginti, ar ten pastebėti pilvą, ar pastebėti užpakalį. Aš nukreipiu vėl dėmesį ir save ir nustoju lyginti, uždraudžiu, nutraukiu šitą mintį ir kreipiu dėmesį į save. Kai tu nebesilygini su kitais, tau nebėra noro keistis, tu esi gerai kaip yra savo kūne ir žiūri savęs. Tai va tokie pokyčiai, kas liečia apie kūną, nes čia yra
nesibaigiantis lenktynės ir tu tada visą gyvenimą kažko vėjiesi ir tada tu neturi kada būti laimingai ir tenkintis tuo, ką turi ir žavėti savim, nes tu nuolat nori save pakeisti. Ir tada kaip tu gali save priimti ir mylėti, jeigu tu visada nori save pakeisti. Aš tada irgi galvoju, aš jau jaučiu savo meilę, aš myliu save, bet tai kaip aš galiu mylėti save ir norėti save kažkaip pakoreguoti. Aš taigi esu tobula tokia, kokia gimiau. Ir jeigu aš kažką pakeičiau, tai gal aš kažko nebeturėčiau. Nu, pilna, aš esu tokia, kokia esu. Ir vat visi šitie dalykai kažkaip visą laiką, vat aišku, tai yra darbas, tu nuolat turi dirbti su savo mintim, nes jos tikrai sugrįžta. Susigrąžinti save į tai, kad esi tobula tokia, kokia esi. Ir kažkas visada norės būti taip kaip tu, kaip ir tu kažkaip nori būti kaip kitas. Tai kam viso to reikia? Reikia uždaryti šitą ratą, susigrąžinti dėmesį į save ir suprasti, kad mes visos unikalios, nepakartojamos ir vienintelės. Ir kažkodėl vyrai mūsų pasirenka mus. Kažkodėl mus pasirenka, mes jiem patinka, mes jiem gražios, ne kita kažkokia, ne kitokia forma kūno, pasirenka mus. Tai aš paskui dar tokį dalyką supratau, kad kiekvienam kūnui yra kitas kūnas, kurie tinka vienas kitam. Tai čia irgi labai gražus dalykas. Tai aš pagalvoju, jeigu aš nebūčiau savim, tai aš dabar ir neturėčiau Kęsto, nes jis gal įsirinktų kitą su tokiu kūnu kaip mano. Tai viskas iš tikrųjų yra susiję ir duota tobulai. Ir dar koks dalykas buvo, aš galvoju, tai aš reiškia nepriimu Dievo kūrinio. Aš pykstu ant Dievo ir kaltinu jį, kad jis mane blogai sukūrė. Ar aš galiu taip elgtis iš vis ir kaip aš galiu Dievą įžeisti. Taigi jisai neklysta, jis duoda visko taip, kaip reikia. Tai va, ir dar tokį labai įdomų dalyką atradau. Konsteliaciją neseniai buvau. Kažkaip aš galvojau, kad aš jau ganėtinai priėmus tą kūną, bet galvoju, eisiu dar pasiknisiu, pasižiūrėsiu, nes įdomu. Ir ten pasakė tokį dalyką, iš tikrųjų, ir aš atsiminiau, paskui aš buvau pamiršus, kad aš nuo vaikystės, kai aš būdavau maža, aš labai verkdavau į pagalvį ir galvodavau, kodėl tokia neteisybė, nes sesė buvo labai kuda, o aš didesnė. Ir aš galvodavau, kokia neteisybė, kodėl sesė tokia, o aš tokia. Ir pasirodo, aš tą nuoskaudą turėjau iki dabar savo mamai, kodėl jinai mus tai pagimdė, neteisingai padalino. Bet mama čia iš vis ne prie ko, Dievas duoda man kūną. Tai va, bet tokių dalykų atrandi, kai tu eini pažinti savęs, tu atrandi tokių nuostabių dalykų ir galvoji, wow, rimtai. Ir dar prisiminiau, kad aš labai jausdavau didelį pyktį vaikystėje. Tai vadinasi, kažkur giliai taip manyje dar buvo. Ir jeigu mes jaučiamės blogai dėl kažko, reikia ieškoti atsakymą, kodėl. Nes kartais mes nesuvokiam. Kartais neina suprasti, iš kur tas pyktis, iš kur tas pavydas, iš kur tas skausmas. Tai reikia ieškoti. Aš daug dalykų esu išbandžius. Hipnozės, coachingai, psichologai, konsteliacijos, ką dar, gongai, daugybė. Įsitikinimų perrašymai, žodžiu, programų perrašymai. Aš nuolat einu ir gilinuosi tam, kad vis dar geriau būtų, nes labai gerai jaučiasi energetiškai iš tikrųjų. Va, ką tu paminėjai, kuo tu daugiau pradirbinėjai savęs, tuo greičiau tu manifestuoji ir kuri geresnį ir gražesnį pasaulį aplink save. Tai jeigu tau kažkas nesiseka, nekaltinam aplinkos, o einam į save pasižiūrėti, kame reikalas. Kodėl yra, kaip aš. Dabar galiu tau atsakyti tavo klausimą, seniai man užduota. Kas yra, kodėl tu, Viktorija, nesukūri santykių? Tai dabar aš žinau, kodėl aš jų nesukūriau. Tai va, grįžu dar prie tos temos, kodėl aš jų niekada ir nesukūriau. Ir dabar labai garsiai apie tai kalbu ir labai norėčiau, kad kiekviena moteris išgirstų. Todėl, kad mes einam į santykius, nežinodami, kas yra santykiai. Mes neturim iš vis jokio suvokimo, kas yra santykis, ko mes ten einam, kas yra vyras, kas yra moteris, ką jie veikia kartu, kokia mano pareiga, kokia jo pareiga, kaip mes abu gyvensim, visi tie aptarimai, susitarimai ir visa kita. Tai yra taip svarbu. Santykis iš tikrųjų tai du žmonės. Ir tai, ką aš anksčiau darydavau, tai aš eidavau aklai, kaip Dievas duos. O dabar aš suprantu, kad santykiai visų pirma tu turi turėti žinių, ne? Kaip automobilio. Mes negalim vairuoti automobilį, jeigu mes neturim teisių. Su santykiais yra lygiai tas pats. Aišku, yra žmonės, kurie pradeda nuo nulio, jie auga, tobulėja, mokosi, jie visą tai praeina etapus ir jie susikuria tą, ne? Bet jeigu tu nori nuo pradžių kurti tą ryšį tokį, kokį aš dabar kuriu, man tam reikėjo begalybė žinių, begalybė. Ir dabar aš suprantu, o Dieve, ką aš iš vis veikiau anksčiau tose santykiuose. Ir man tikrai gėda, aš esu atsiprašęs savo buvusio vyro už tai, kad aš tikrai jam skaudžiai dariau ir savo skaudžiai dariau dėl to, kad neturėjau patirties, supratimo ir suvokimo, kas iš vis yra santykis. Tai va, tai visiems parekomenduosiu tada, pradėkime, užsigydom save savo žaizdas, atsistatom savivertę,
pajaučiam meilę savo, priimam save, atrandam savo hobius, pasidomim, kas yra santykiai, vyras, ką aš noriu kurti tame santykiai ir tik tada kuriame santykius. Tada jie yra darnus. Visai kitas ryšys, visai kiti santykiai, visai kita harmonija, visai kiti jausmai ir pasitikėjimas ir atsidavimas, viskas yra visiškai kitaip. Nuostabu, Viktorija, klausaus, ką tu sakai, tai gal man nėra tai natūralu, nes kaip tu sakai, mums išėjo, aš santykėje 21 metus, daugiau jau greit 22 metai ir mes tiesiog kūrėm po truputį, ar ne? Ir aš dabar, kada klausau, galvoju, wow. Ir jeigu tai žinoti anksčiau, ar ne, ar jaunos poros, ar galbūt iš paskyrybų galima kur kas greičiau susikurti, nelakstant nuo vieno partnerio per kitą, žinai. Neskaudinant savęs, rinkti tas žinias po truputėlį, ką norėjai pasakyti? Jo, aš noriu pasakyti, kad iš vis niekam nerekomenduoju visiškai iš santykius eiti. Aš labai irgi norėjau užpildyti, tai kaip aš čia būsiu viena, man kažko reikia, kaip aš čia. Bet čia yra didžiausia klaida. Tik tada, kada tu pasijausi rami, saugi, laiminga, taip kaip yra, tada tai yra ženklas, kad tu gali eiti. Nes jeigu tu būsi priklausoma nuo santykio, tau vėl reikia santykio, einu į santykį, nes man reikia, aš esu priklausoma. Tai nebus santykio, bus įtampa, tu kontroliuosi, kur eini, kada grįši, kiek laiko man skirsi, ne taip turi būti, kada tu esi laisvėje, tu dabar esi irgi Karina laisvėje, tu gyveni taip, kaip nori, tu tik būdamas sveikas gali kurti tokį santykį, pas jūs yra pasitikėjimas 100%, dėl to, kad tu gerai jautiesi, jūs esat užaugę ir jūs augote būtame santykėje, žinai, o jeigu tu eini iš to, kad man reikia, tu susirandi vyrą, kuris irgi lygiai taip pat atlieps tavo vidinę būseną, tai neskubėti, nereikia skubėti, jeigu tau labai reikia sekso, tu gali turėti seksą, viskas okei su to, bet gal su santykiais tikrai nereikia skubėti. Tikrai taip. Tai aš norėčiau, kad tu pasakytum, kaip galima iš tikrųjų šeimom užaugti kartu beaugant, nes jūs tikrai pasikeitėte šiandienai, kokie jūs esate ir tokie, kokie jūs buvote kažkada. Jūs visus tos etapus praėjote ir užaugote ir neįsiskyrėt. Tai santykiai irgi puikiai ir gražiai galima augti ir tobulėti. O kas jums padėjo, Karina? Kas jums padėjo išlikti? Žinai, man atrodo, kad Saulius tokia siela, kuris, jisai brandi siela, jisai kitoks, žinai, jisai visą laiką ėjo ir mane palaikė. Man atrodo, kad tai buvo jo palaikymas, o aš ėjau, aš augau ir reikalavau santykyje. Žinai, ir tikriausiai jo ta kantrybė, tas gal besąlyginė meilė, tu įsivaizduoji, aš po 21 metų, prieš kelis mėnesius supratau, kad jisai mane myli besąlygiškai. Po tokios daugybės metų, aš galvoju, aš išprotėsiu, kai tą supratau, kai aš tokią meilę šalia turėjau, kai viską, kai taip myli, kai taip... Ir, žinai, tu atrodo, viską turi ir kartais tu nesuvoki, bet nesuvoki tada, kai savęs nesi užpildęs. Ir kai aš tikrai radau, ką aš noriu daryti, ko aš mėgaujuosi, pradėjau studijuoti vieną dalyką, pabaigiau kitą, pradėjau ieškoti savęs, pradėjau save pildyti ir santykis pradėjo kisti, pasibaigė visi priekaištai, tada atsirado dėkingumas, kito absoliučiai viskas, atsirado ir pasitikėjimas, jisai važiuoja tenai, žvejoja parą ar kiek ten, ne parą, kiek ten, aš išskrendu viena keliauju su kompanija, ar tenai su bičiuliu, ar dar nors, ir nėra jokio tokio, žinai. Tai vat, padėjo būtent tas augti, pokytis savęs pačios, pačiai save tobulėti, mokytis, atrasti save, kas man patinka, kas man teikia laimę, kuo aš noriu būti, kuo aš noriu užsiimti. Ir kai aš tai suvokiu, viskas kito. Viskas, absoliučiai. Man gera vienai, anksčiau reikėdavo man partinti, viską daryti, tūsinti. Dabar aš kelionės vykstu su kita intencija, nebepapartinti, nebepamatyti tenai visus krioklius iš eilės ir panašiai. Na tai va, tai jo, Viktorija, kaip ir tu, grinai, kad viskas kito tik tada ir mes augome tobulėdami, keisdamiesi, kalbėdamiesi. Kokie nuostabūs mūsų vyrai iš tikrųjų yra ir kiek mes dažnai nematom ir nesuprantam. Iš tikrųjų, vyrai jie jau gimsta tokie nuostabūs, iš tikrųjų, ir mes ateinam ir juos sugadinam. Savo priekaiščiais, absoliučiai noriu įsiterpti, visiškai pritariu, aš turiu 4 sūnus
ir man neliko nieko kito, kaip pamilt vyrus. Aš iš tikrųjų labai mylėjau savo tėtį ir ta vyrų meilė yra ir aš matau tą nuostabę, jie yra, iš tikrųjų vyrai, jūs esat dar geresni už mus, jūs tyri, Taip, jūs tokie tikri, taip, kokie esat. Nu, tikra tiesa, kad moterys meluoja geriau. Ir kaip tu sakai, Viktorija, ateinam ir sugadinam. Mes nežinodamos, mes dėl taip. žinių trūkumų, iš šeimos atsineštų santykių, iš visuomenės kažkokių sukurtų. Tai žinokit, kad mes jūs mylim, ane? Jo, tikrai. Nes vyrui daug nereikia. Jo. Jį reikia tiesiog nuoširdžiai mylėti, bet taip nuoširdžiai ir viskas. Jeigu tu jį nuoširdžiai mylėsi, jis tau viską atneš po kojom paklos. Bet tu Aš dar tiesiog jį mylėk pridėčiau, ir priimk jį dar nuoširdžiai. Jo, bet dar kai tu pridėčiau, myli, tai kad reikia gerbi. gerbti. Jo, bet tu negali, kai tu negali negerbti, jeigu tu myli. Tu negali negerbti. Kaip tu gali mylėti žmogų ir tuo pačiu jį skaudinti, nerodyti pagarbos? Tai yra Nu, neįmanoma. bet dauguma taip galvoja. Dauguma galvoja, aš jį myliu ir čia reikalauju ir visą kitą, Tai va, bet čia jeigu- viskas iš meilės. Ne. Ir jeigu turi Kiti visų dalykai pirma, dabar. jo, atsiprašau, meilė, Bet tai kuri mes čia reikalauja, tai diskutuojam. nėra meilė. Meilė nieko nereikalauja. Aš nieko nenoriu iš savo vyro. Aš noriu jį tik mylėti. Ir aš duodu be sąlygų ir jeigu jis man nori duoti kažką atgal, aš džiaugiuosi, bet jeigu ne, aš nepriekaištauju, nes aš myliu be sąlygų ir aš duodu, nes aš noriu jam duoti. Tai va čia, kai tu esi prisipildžius ir kai tu supranti, kad aš einu ir pasirenku mylėti tą žmogų, tu nieko iš jo nereikalauji, tu nieko iš jo neprašai, tu leidi jam būti absoliučiai kaip jis nori būti. Ir jeigu jis pasirenka tave, jeigu jis tau skiria laiko, jeigu jis tau duoda dovaną, jeigu jis tau sutvarko kažką namuose, tu esi tokia dėkinga. Bet tu neprašai, tu nereikalauji, tu nebesi maža mergaitė, tu nebesi isterikė. Tu tiesiog duodi savo meilę ir rūpestį ir tu, 10 kartų gauni gal. Tikrai. Tikrai. Bet va čia reikia šito dalyko, čia pamilt save ir tu turi suprasti, ko tu eini į santykį. Mes į santykį einam pasitarnauti vienas kitam, būti dėl kito, palaikyti kitą. Ne, kad mane užpildytų, man duotų, atneštų pinigų vyras, kraną sutvarkytų. Ne, aš ėjau į santykį, nes aš noriu jį mylėti. Koks jis bebūtų, kaip jis besielgtų, aš pasirenku jį mylėti visada. Ir čia buvo labai toksai dalykas, Kęstas atėjęs iš santykių. Ir, žodžiu, kiekvieną kartą pasit atsitenka tas, kaip aš vadinu, neprisikurk, sakau, dabar tų serialų. Nes aš jam kažką pasakau ir jau jam prasideda, kad aš čia kažkas, bet sakau, tu turi suprasti. Jeigu aš tau sakau, kad man nemalonu, man skauda, man nepatinka, tai nereiškia, kad aš tave myliu mažiau. Aš visada tave myliu, bet mes turim išmokti, kaip elgtis vienas su kitu, kaip gyventi vienas su kitu. Tai labai svarbu yra suprasti, kad komunikacija turi būti labai tvarkinga, negraži, bet jinai turi būti tvarkinga, jinai neturi žeisti, neturi būti reikalaujanti ir neturi būti priekaištaujanti, labai svarbu. Mano komunikacija turi būti tik apie mano jausmus ir apie tai, kas man patinka arba nepatinka, arba kaip aš noriu, kad tu su manimi elgtumės. Tai vat komunikacija turbūt labai svarbus dalykas, labai geras dalykas visur ir viskame, kas man padeda kurti labai gražius santykius. Realiai aš jau nuo kalėdų aš neturėjau konfliktų nei su išvis jokiu žmogum, net su dukra sugebu nebeturėti konfliktų. Bet būtent komunikacijos mokinimasis nepriekaištauti, nereikalauti, leisti kiekvienam žmogui būti, kaip jis nori būti, bet prašom. Ir išgirsti kitą žmogų ir jo poreikius. Taip. Tai yra be galo. Jeigu mes norim, kad su mum taip elgtųsi kažkas duotų, tai kitas žmogus irgi nori, ar ne? Pradėjom nuo savęs. Pradėkime nuo savęs, taip elkime su kitu, taip lyg su savim, kaip norim, kad su mumis elgtųsi. Jo. Bet Ir bėda tame, kad mes dažnai su savim nemokame elgtis, mes dažnai savęs nemylime, mes nežinome, kaip teisingai su savim elgtis, nes mes tiesiog mūsų niekas nemokino. Mes savęs nepriimam, kaip mes galim kitą mylėti, kaip jam galim duoti. Bet jeigu mes norim, dar aš noriu pasisakyti, bet jeigu mes norim, kad mums sakytų meilius žodžius, kad myli, dovanotų dovanas, tai patys tai darykit. Taip. Kitas irgi nori. Jei norim, kad sakytų teisybę, kalbėtųsi, tai patys tai darykim, kalbėkim. Sakykim gražius žodžius. Viktorija? Ja, tai va, šitas dalykas yra labai iš tikrųjų paprastas, labai gerai išsirutuliavo, tikrai buvau pamiršus tą dalyką, ką aš irgi labai mokinausi ir viskas, ko tu nori,
Absoliučiai, va, sėdi dabar ir galvoji, aš noriu, kad vyras ten mane glostytų, aš noriu, kad vyras man duotų tą, na, trečią. Eini ir viską pasidarai savo pati. Va čia yra užsipildymas savęs. Labai elementarus, nuo elementariausių dalykų, komplimentų, glamonių, visko, ko norisi iš vyro, tu tą turi suteikti savo pati. Tai vat čia prasideda meilė savo ir prisipildymas. Ir tada tu pradėsi suprasti. Dar kitas dalykas, kas yra labai svarbu. Karina labai gerai pasakė, kad mes nežinom, ko mes norim. Mes nežinom. Labai gerai man irgi būdavo paklausti, kokio tu vyro nori. Aš noriu, kad negertų, aš noriu, kad ne... Aš labai gerai žinau, ko aš nenoriu, bet ko aš noriu, aš nežinojau. O tai kaip pas mane gali ateiti vyras, jeigu aš net nežinau, kokio aš vyro noriu, ne? Tai viskas prasideda nuo to, kad aš visų pirma susipažįstu su savim, išsiaiškinu, ko aš noriu, kaip su manim elgtųsi, kokį santykį noriu turėti ir tada einu aiškintis, kokio vyro noriu šalia, kaip jis turi atrodyti. Nes labai geri Pukienės žodžiai. Jeigu tu nežinosi tiksliai, ko tu nori, tai ką tau visata gali atnešti? Tai ir gausi beleką. Nes jis labai gerai pasakė, kai rašysit apie vyrą, nes aš buvau susirašęs, Kęstas atitiko 100%, bet neparašiau apie plaukus. Ir jinai pažymėjo tą. Būtinai parašykite apie plaukus, nes gausit pliką. Mano Kęstas yra plikas, nes aš nepaminėjau apie plaukus nieko. Tai aš norėjau, kad šitą istoriją papasakotum, bet papasakojai. Labai svarbu. Iki Gal detalių. nieko tokio, nes tu Kęstą myli, ar su plaukais ar be. Tai gal čia tiek ir reikėjo praleisti tą, kad ateitų tas žmogus. Bet žinokit, esmė, kad mano mama sako, betgi tau patinka plikiai. Iš tikrųjų, man jie tokie seksualūs būdavo visada ir man tai labai patinka. Bet aš kaip įdomiai, visata vis tiek žinojo, kad man patinka plikiai ir man davė pliką. Jeigu tu ir pati nežinojai, tai visata žinojo. Jo, tai va, bet kitos paskui pyksta. Ai, o kodėl mane taip davė, bet gal tu tada neįvardinai, kaip yra iš tikrųjų. Ir jeigu tu kažko dar negauni, tu turi suprasti, kad vadinasi dar nelaikas, tu dar nepasiruošus. Jeigu tu dabar ir gausi tai, ko tu labai nori, galbūt tu sugriausi, tai tu dar negali. Nes aš į šitą klausimą savo atsakiau, aš ėjau pas psichologų, sakau, nu kas yra, aš jau čia tiek manifestuoju, tiek prisirašiau, nu nėra to vyro, nėra. Ir man sako jisai, o tu ar esi tokia moteris, kokio vyro nori, galvoja, eik tu savo rimtai, ne, geriu, rūkau, nu tikrai ne, nu ta prasme, toks vyras, kaip aš noriu, nenorės tokios kaip aš. Nu ir tada galvoju, va, tai dabar aš turiu tapti tokia moterim, kokia galėtų žavėtis irgi tas vyras, kurio aš noriu. Ir aš pradėjau galvoti, o kokia moteris gali patikti vyrui verslininkui? Aha, kaip jinai turėtų elgtis? Kas ten būtų? Ir dar tada atsimenu labai gerai, ėjau mokintis, kažkur rusų susiradau apie moteriškumą, eleganciją, graciją, išraišką, žodžiu, visus tus dalykus, kad tapčiau tokia labiau elegantiška moteris, nes aš buvau gal vulgaroka, ne, Karina? Anksčiau. Bulgaroka tokia buvau. Jo, buvau bulgaroka. Ir aš perėjau. Jo, buvau bulgaroka tokia, tai ėjau mokytis labai tų dalykų, ėjau mokytis palaikymo, ėjau mokytis daugybės dalykų, savybių į save įdėjau, kad galėčiau turėti vyrą šalia tokį, kokio aš noriu. Ir pasirodo, kad aš buvau Kęsto svajonių moteris. Aš turiu visas savybės, kokių jisai norėjo. Kaip įdomiai mūsų vedė. Ir kiek mes visko turėjom praeiti, ir jis turėjo įsiskirti, ir aš turėjau įsiskirti, kad mes susitiktume. Įdomu iš tikrųjų, kaip gyvenimas veda. Nuostabi istorija, nuostabus tavo suvokimas. Ir tikrai tai yra ne tik žodžiai. Visiškai tavęs nepažįstu, dar kartą pasikartoju, bet aš jaučiu, kad tu kalbi, tai tikrai tu tą išgyvenai. Tai va čia yra nuostabiausia. Tu praėjai tą pragarą, vulgarumą ir smurtą ir visą kitą, ir tu gyva ir žydinti moteris, tu nepalūžai. Tai pagarba didžiausia. Linkiu visom moterim išgirsti Viktoriją tikrai nuoširdžiai. Ir išgirsti iš tikrųjų, ką sako. Nes tikriausia klausysit, kai kas suprasit, o kai kam tikriausia kils pasipriešinimas. Sakys, ai, lengva šnekėti čia, nesąmonės daryk, bet tai pagalvokite tada, kas jumyse tą sukelia. Ane? Tikrai, nes aš sakau, kaip Viktorija irgi daugybę metų pažįstu ir nėra čia apie lengvą šnekėti. Ir tikrai per tokius dalykus ir pati be galo stipriai kito. Tai jinai viską perėjo, todėl jinai gali nuoširdžiai kalbėti ir jos klausaisi, tiesiog užsidegimas viduje auga, nes tu matai, kad tai teisybė ne iš knygų perskaityti, tai iš patirties savo. Ir aš taip pat žinau, kad Viktorija ne tik gerus santykius manifestavo,
juk Viktorija drįsta ir svajoti. Ar aš kažkur išgirdau, ar tu kažkur tai papasakojai, kad norėjai šiais metais kiekvieną mėnesį kur nors skristi, važiuoti ir tai išsipildė, ar ne? Jo, mano tokia svajonė buvo keliauti kas mėnesį kažkur pamatyti pasaulį. Nežinau, aš tiesiog norėjau. Ir atsimenu, dar mama man sako, eik, tu čia neįmanoma, nes aš ir iš darbo išėjau, galvojau, kad viskas, atėjo laikas jau ir dirbu dabar labai labai minimaliai, tik vos, kad turėti savo saugumą, nes aš nenoriu būti priklausoma nuo vyro, man tai yra labai svarbu, aš turiu būti nepriklausoma savo reikalais. Jeigu vdruk vyro neliktų, tai aš žinau, kad aš tvirtai stoviu ant kojų. Ir mama sako, čia neįmanoma, aš sako, aš pasvajosiu gal kažkaip, nes, ką žinau, kaip čia taip gali būti. Nes tuo metu dar, kai aš svajojau, apie tai aš dirbdavau sekmadienis fabrike. Ir man keliaut, kad ir kas savaitgalis, aš tiesiog negalėdavau, nes sekmadienį man į darbą reikėdavo ir va taip gaudavos. Ir viskas taip gražiai susidėliojo. Man nuėmė tos sekmadienius dirbti, žodžiu. Ir tos galimybės, aš atsimenu, aš gruodžio mėnesį turbūt dar neturėjau nei vienos kelionės, o čia jau sausis, jau reikia keliauti. Ir tiesiog pradėjo viskas dėliotis. Šią dieną aš jau turiu 15 suplanavus šiais metais kelionių ir ko gero bus ir 16. Tai kai tu nori, leidi tam būti, ne kuri plano, neieškai galimybių, pasitiki 100% visata ir tau duoda dar daugiau, negu tu prašei. Aš prašiau 12, šiai dieną aš jau turiu 15 suplanuotų ir 16 jau žiūrinėjau, gali būti, kad jį irgi bus. Tai tiesiog leisti savo, leisti ir tikėti, bet va čia yra tas dalykas. Aš supratau, kiekvieną kartą, kai aš kažko užsinorėjau ir aš eidavau kurti plano. Daleiskim. Aš noriu ten tų 12 kelionių ir aš einu galvoju, skaičiuosiu, kiek aš uždirbu, tai kaip aš galiu tai padaryti. Nesigaus. Ir tu iškart save numušė, ne? Tai aš nekūriau jokio plano. Ir su visom mano svajonėm, jeigu aš kažko užsinoriu, bet aš einu kurti planą arba ieškoti galimybių, skaičiuoti savo pinigų, niekada neišsipildo. Bet kai aš užsinoriu ir aš palieku visatai Dievui, kai bus, man apie tai galvoti nereikia. Jis žino, jis ras galimybių, atsiras, pasitikėti ir viskas susidėlios. Visada išsipildo 100%. Bet vienas dalykas, jeigu tu neturi visatos valiutos, neišsipildys tau nei viena svajonė. Kas yra visatos valiuta? Tai tu turi turėti gerų karmos taškų. Kas yra geri karmos taškai? Tu turi duoti kažką žmonėm. Kad ir mylėti savo vyrą be sąlygų, jam pasiaukoti, pakloti. Vaiką, mamą, medį, gamtą, pradėk nuo bet ko. Nebūtinai čia pasauliniu tuo lygiu, ne? Vedu Instagramą, dalinuosi, kažką įkvėpiu, kažką palaikau, kažką konsultuoju, žodžiu. Kuo daugiau aš padarau daug gerų darbų, tuo daugiau mano svajonių va taip įsipildo. Taip, tikrai taip. Ir galiu tik paantrinti, nes man lygiai taip pat, aš daugiau virš metų keliauju, kiekvieną mėnesį būna kas mėnesį 2 kelionės, tik savo buvau jau pasakiusi, tiek pavargus buvau rugpjūtį, buvau Airijoje ir tai Airijoje keliavau ir tikrai tai įmanoma. Ir nei aš, nei Viktorija mes neuždirbam milijonų, tiesiog pasitikėti visatą ir kaip jinai sako, duoti kitam, dalintis, visą laiką sugrįžta su kaupu. Tikrai, visada. Tai reikia tikėti ir būti geru kitam, būti geru savo, geru kitam, tikėti. Ar ne, Viktorija? Tikrai taip. Tikrai. Aš negaliu atsistebėti, mes su Karina esam tokiam labai stipriam kurse ir ten yra apie koncepcijų kūrimą. Ir būtent pagrindinis dalykas yra apie davimą kitam, apie dalymąsi. Kai viską atneša ir jau kelintas žmogus, tai yra visatos valiuta veikia tikrai, kelintas žmogus pasako tą visiškai nesusiję su tuo. Tai yra nuostabu, tai yra wow. Jo, kai tu supranti, kad, aš ir priejau prie tos išvados, kad realiai viską savo gyvenimą kuriu aš pati, savo mintim, savo jausmais, savo norais. Ir kai aš dar ką labai svarbaus sužinojau, kaip žodžiai mūsų pildosi ir kaip aš nemokėjau kalbėti, kiek žalos mano šnekoje buvo. Šnekoje, kaip teisingai sakoma. Kiek aš linkėdavau mano Karina tik sirgdavo, bet aš ką sakydavau visai, apsirenk, susirgsi. Ir ką vaikas darydavo, sirgdavo. Vietoj to, kad aš sakyčiau, apsirenk taip, kad jaustumai šiltai, ar man neramu dėl tavęs, ar tau pakankamai šilta.
Aš linkėdavau savo vaikui tiesioginiai. Paskui aš apie tai labai pradėjau domėtis ir sako, beveik 100% apklaustųjų vyrų, kurie sėdėjo kalėjime, mamos sakydavo, neik prisidirbsi pasodins. Mamos savo vaikam prilinkė labai gražių dalykų. Ir aš, kai pradėjau savo kalbą sekti ir aš supratau, ką aš darau ir kokią aš kūrybą atlieku savo vaikui, labai pradėjau gaudyti ir dabar aš nuolatos labai stebiu savo žodžius, nes žodžiai turi tokią galią. Ir pradėjau matyti, kaip mano žodžiai įsipildo. Pavyzdžiui, netgi mintis. Čia prieš 2 metus, žodžiu, dar turėjau gimtadienį tokį suplanavus ir taip, aš nebenorėjau baliavoti, jau kažkaip aš buvau pradėjęs nueidinėti nuo visų tų balių festivalių ir galvoju, blemba, bet čia pažadėjau visiems, bet taip nenoriu, galvoju, taip nenoriu. Bet pažadėjau brolio draugiai, žodžiu, kad mes čia pabaliavosim, bus faina, atvaryk, žodžiu. Ir kad ko pasakoje, jinai susirgo labai stipriu pūslės uždegimu ir jinai negalėjo atvažiuoti ir negalėjo baliavoti. Tai va, kiek daug galios turi mūsų žodžiai ir galėčiau papasakoti daugybę dalykų, iš tikrųjų, kiek kartų esu savo žodžiais padarius didelę žalą ar sukūrus negerus dalykus aplink save. Tai labai svarbu stebėti savo žodžius, ką mes norim pasakyti jais. Ar aš noriu pasakyti, būk sveikas, ar aš noriu pasakyti, susirgsi, nukrisi, užstrigę dabar, negaliu daugiau pavyzdžių pasakyti, bet tikrai mes sakom daugybę dalykų tokių, kad linkim negražių dalykų savo artimiem, vaikam, vyram. Aš savo vyrą visada išlydžiu su linkiu tau sėkmės, palaiminu tave, prašau tu Dievo, kad tave vestų, prašau tau nuostabiausių klientų, geriausios dienos, savo dukrai dabar lygiai taip pat, kad tau viskas sektųsi lengvai, kad tu žydėtum, kad tu klestėtum. Tu renkiesi, ką tu nori žmogui linkėti, tai žodžiai yra labai svarbus dalykas. Taigi mes esam savo visatos kūrėjai, ne? Taip, ir susikur gali kaip nori gyventi. Kaip nori, taip ir kuri. O kaip jūs kuriate? Aš nieko irgi apie jūs nežinau. Čia laida apie tave. Laida apie tave. O kaip mes kuriam, dabar ir sužinos. Mes su Karina pristatom žmonės, kuriuos tikrai mums patinka, kurie, nors nežinau nieko apie Viktoriją, bet tu man labai patinki. Tavo visas požiūris, tikrai labai malonu girdėti tokią jauną moterį, tai brandžiai kalbančią. Mes tuo pačiu su Karina norim pristatyti ir save, mes dirbam su pasakų terapija, kuriame įeina viskas ir apie santykius, kaip minėjom, apie drakoną ir daug kitų dalykų. Ir mes tau turim provokuojantį žaidimą. Jeigu tu vieną dieną prabustum kitoj planetoje ir būtum daiktas, kas tu būtum? Daiktas, jeigu aš būčiau? Knyga. Knyga. Kur jinai yra, kas ją naudoja, kam, kas joje parašyta? Knygoje parašyta visatos dėsniai ir ją naudoja ten esantis gyvi objektai, kad kurtųsi nuo pat pradžių gyvenimo gražų su visatos dėsniais. Jinai ta knyga yra kur? Jinai yra šeimoje, kažkokioj bendroj erdvėje naudojimo. Pasaulyje. Visiems prieinama. Planetoje, sakykime, vis tiek, jinai nekabo ore, jinai stovi ant stalo, jinai bibliotekoje, kur jinai? Viešoj vietoj, kad visi galėtų prieiti. Tai va, tai labai trumpai, mes čia daugiau nesigilinsim, bet čia buvo tavo gyvenimo misija. Tai tu turi viešai teikti žinias, kurias tu jau turi. Ne veltui tu praėjai, kaip tu sakai, prabudai. Tai aš tau linkiu ir sėkmės. Ir be galo ačiū už pokalbį. Pasaulis turi vilties, kai yra tokių moterų, kurios myli vyrus, moka gerbti ir pačios praėję. Tai labai ačiū už nuostabų pokalbį. Ir tikrai buvo labai smagu tavęs klausytis. Ačiū ir jums labai. Ačiū, kad pakvietėt, buvo tikrai taip gera pasidalinti. Ir meilės, mylėkit, mylėkit, mylėkit ir pasaulis bus gražus. Dėkokit, mylėkit, dėkokit, mylėkit, melskitės, dėkokit, mylėkit ir viskas bus puiku. Ačiū. Ačiū, merginos. Ačiū visiems, kurie žiūrit. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Ir tikrai tikiuosi, kad jūs gavot savo žinutę. Jeigu jau jūs čia žiūrėjot ir dar žiūrėjot iki galo, tai pasimkit viską. Žinot ką, aš dar truputėlį pasakysiu. Jeigu mes ne vieną kartą kalbėjom šiandien apie drakoną,
aš pakviesiu moteris po šiuo video, tikriausiai, manau, kad sukursime nuorodą, kur seminaro nuorodą, kur galės jungtis į seminarą ir papasakosime daugiau apie valtį, apie tuos akmenukus, kur mėtomi į vyrus, ar ne, metaforiškai, tai yra priekaištai, kažkokie nepasitenkinimai, tai yra metaforiškai akmenukai, kuriais sužeidžiame juos ir jie daugybę metų jų nepaleidžia. Iš tikrųjų, jais labai sunku tas žaizdas užgydyti. Tai būtinai pakviesime jūs į Drakono seminarą, kad vienas su kita pasidalintumėm, kad gautumėt kažkokių naujų žinių, kad pradėtumėt kurti gražesnį rytojų, ne tik savo santykėje, bet ir ateitį, nes taip pat mes ne tik kuriame santykių su savo vyrais, bet taip pat su vaikais, su tėvais, ar ne? Mes galime savo žinias panaudoti auginant sūnus, perduoti broliams ir taip toliau. Labai mes esame kūrėjas, nuo mūsų labai daug priklauso. Taip kad mylėkime save, mylėkime savo artimą, švieskime save, ar ne? Ir pasaulis keisis. Ir Mes esame Kaip kurkim gražu gražesnį tai, ką pasaulį. darot, kaip gražu tai, ką jūs darot, kaip papasako dabar apie tos akmenėlius ir visą kitą, tai wow. Ačiū. Ir tave kviečiam svečiau teisim, tu galėsi dar papasakot, kad tai yra teisybė. Gerai. O būtinai. taip, mes tau dovanosime teisingai svečią ir labai gerai. Ten labai įdomių praktikų yra visko. Nuostabu. Ačiū Viktorija, ačiū Miranda, ačiū visiems, kurie žiūrite, kurie komentuojate, kurie sekate mus. Bus dar nuostabių svečių. Ačiū Jums. Ačiū. Pasimatymo. Iki. Nu.